Kaip mes tai pereisime? Paskutinis dalykas, kurį jis pasakė, buvo klausimas. Niekas bazinėje stovykloje nežinojo atsakymo. Niekas niekada ir nesužinos. Buvo 2011 m. spalio 17 ir 3 vyrai pateko į rimtą bėdą 21 000 pėdų aukštyje pietinėje Anapurnos sienoje Nepale. Vienas iš jų tikėjusi mirti kalnuose, kitas vos neprarado gyvybės toje pačioje vietoje, tačiau jie grįžo čia dėl širdį sušildančios priežasties. Leisdamiesi žemyn, temperatūra vis krito žemiau nulio, vėjas staugė. Vienas iš jų per radiją uždavė šiurpinantį klausimą. Tada tyla. Po 10 dienų gelbėjimo sraigtasparnis praskris pro šią vietą ir jie nieko neras. Džie to nesitikėjo, nes šie Anapurnos alpinistai jau buvo mirę. Ir visi tai žinojo. Sveiki atvykę į Extreme. 2011 m. spalio pradžioje 3 korėjiečių alpinistų komanda atvyko į Anapurnos Vienos bazinę stovyklą. Maždaug 13 500 pėdų aukštyje virš jūros lygio įsikūrusi ši akmenuota, apleista stovykla buvo kalno pietinio šlaito papėdėje. Iš čia per artimiausias kelias dienas alpinistai pradėjo aklimatizuotis, laukdami giedro dangaus, nes planavo įrašyti savo vardus į istoriją, tiesiai kopdami į mirtiniausią Himalajų kalną. Tarp alpinistų, susibūrusių bazinės stovyklos palapinėse, buvo ir parkas Džongas Sukas. Parkui buvo 47 metai ir jis didžiąją dalį 3 dešimtmečių praleido darydamas kalnuose tai, ką dauguma žmonių laikytų neįmanomu. Jis pirmą kartą įkopė į Everestą 1993 metais. Iki 2001 metai jis buvo įkopęs į visus 14 pasaulio viršūnių aukštesnių nei 26 000 pėdų, tapdamas 8-uoju žmogumi istorijoje ir 1-uoju korėjiečiu, kuriam tai pavyko. Kitais metais jis stovėjo ant aukščiausios kiekvieno žemyno viršūnės. Tada, 2004 metais, jis slidinėjo iki pietų ašigalio be jokios pagalbos, pats tempdamas savo roges 44 dienas be papildymo ar pagalbos. O 2005 metų gegužės 1 dieną, po 15 mėnesių, jis slidinėjo iki šiaurės ašigalio iš Kanados pusės, vėl be jokios pagalbos. Ta dieną jis tapo 1-uoju ir vieninteliu žmogumi istorijoje, kuris visą tai padarė. Jis tai pavadino tikru tyrinėtojo didžiuoju kirčiu. Nuo tada niekas to nepakartojo. Tačiau po viso tuo slypėjo kažkas konkretaus, kas jį skatino nuo 2007 metų. Tais metais parkas buvo Everesto pietvakarių šlaite su jaunų Korėjos alpinistų komanda, kurie tvirtino virves naujoje trasoje. Lee Hyun-jo ir Hee Junas, 2 perspektyviausi jauni alpinistai Korėjoje, kuriuos abu treniravo parkas, buvo 4 stovykloje, 25 300 pėdų aukštyje, kai pirmoji rimta tos ekspedicijos sniego lavina nusirito šlaitu. Palapinė vieną akimirką buvo vietoje, o kita jau dingo. Abu vyrai žuvo akimirksniu. Parkas keliems mėnesiams pasitraukė į izoliaciją. Tie, kurie jį pažinojo, sakė, kad jis neveikia normaliai. Tai buvo visiškai suprantama, bet kuris instruktorius, treneris ar mokytojas tai suprastų. Po kelių mėnesių gedulo parkas sugrįžo su viešu pareiškimu. Jis ketino užbaigti maršrutą už žuvusius alpinistus. Jis tai padarė 2009 metų pavasarį, maršrute, kurį dabar Korėjos alpinistų žurnalai vadina parko korėjiečių maršrutu. Tai buvo paskutinis svarbus naujas maršrutas įkurtas Evereste tuo laikotarpiu. Nors tai iš tiesų buvo istorinė pergalė, jie daugiausia išvedė jį iš tamsos ir paskatino žvelgti į priekį. Nes kaip alpinistui, parko Korėjos maršrutas šiam laipiojimo roko žvaigždžiui 2011 metais jau buvo sena naujiena. Jis nenorėjo maudytis praeities šlovėje. Ne, jis visada žvelgė į ateitį. Jis pradėjo klausti, ką galėtų įveikti toliau, koks iššūkis buvo sunkiausias. Taigi jis nusprendė imtis tuo metu pavojingiausios alpinistinės užduoties – Anapurnos pietinės sienos. Anapurna 1, pagal bet kokius rodiklius, yra vienas pavojingiausių 26 000 pėdų aukščio kalnų žemėje. Jo aukštis siekia 26 545 pėdas, o kai parkas atvyko 2011 metų, spalį viršūnės rekordas buvo maždaug 191, sėkmingas įkopimas ir 61 žūtis. Kitaip tariant, iš 3 alpinistų pasiekusių viršūnę, vienas žuvo bandydamas tai padaryti.
Įsivaizduokite, jei vienas iš 3 žmonių šį rytą išvažiavusių į greitkelį negrįžtų namo. Kad suprastumėte mastą, per visą Everesto istoriją tenka maždaug 1 mirtis 30 pasiektų viršūnių. Anapurna buvo tiesiog 10 kartų mirtinesnė. Šio kalno negalima vertinti lengvabūdiškai. Parkas puikiai žinojo šiuos pavojus. Iš tikrųjų, jis jau buvo įkopęs į Anapurną prieš 15 metų, 1996-aisiais. Tačiau jis čia buvo ne tik dėl viršūnės. Jis čia buvo tam, kad įeitų į istoriją. Parkas planavo įkopti į Anapurną pietinę sieną. Ir žiūrėkite, nors jau sakiau, kad šio kalno nereikėtų nuvertinti, pietinė siena nusipelno atskiro įspėjimo. Anapurnos pirmosios pietinės siena yra maždaug 3000 metrų beveik vertikalios uolos, ledo, kybančių serakų ir griovių. Jis iškyla virš Anapurnos slėnio kaip siena, o jo struktūra vieno dalyką atlieka ypač gerai. Jis nukreipia viską, kas atitrūksta nuo viršaus. Ar tai būtų uola, ledas ar sniegas, tiesiai žemyn laipiojimo maršrutais ir į visus, kurie ten juda. Nėra kur pasislėpti ir 4, kurią būtų galima pasitraukti į šoną. Kai jau pasirinki šį maršrutą, vienintelis kelias išeiti – per viršų arba grįžti atgal tuo pačiu keliu, kuriuo atėjai. Maršrutas, kuriuo parkas norėjo kopti, ėjo tiesiai per šios nuolatinio akmenų ir ledo kritimo zonos centrą, o jo istorija buvo bauginanti. 1970 m. Britų ekspedicija pietinėje sienoje neteko alpinistų. 1992 metais prancūzų alpinistas Pieras Begejenas, laikytas vienu geriausių savo kartos alpinistų, bandė įveikti būtent šį maršrutą. Jis buvo priverstas pasitraukti. Jo saugos taškas neatlaikė ir jis žuvo nukritęs. 2007 metais šveicarų greitojo kopimo meistras Uelis Štekas bandė įveikti šį maršrutą. Jį galvoje kliudė krintantis akmuo, jis prarado sąmonę ir nukrito 1000 pėdų žemyn sieną. Jam bus pavyko išgyventi. Pats Parkas savo akimis buvo matęs, koks pavojingas yra šis kalnas. Prieš metus, 2010-aisiais, Parkas ir 2 kiti alpinistai bandė įveikti šį maršrutą. Jie kilo į viršų, kai žmogaus dydžio riedulys nusirito nuo šlaito ir trenkėsi į jo komandos draugą, priversdamas skubiai evakuotis. Tai buvo trasos, kurią Parkas bandė įveikti 2011 spalį istoriją. Nesėkmė buvo daug labiau tikėtina nei sėkmė. Kiekvienas rimtas alpinistas pasaulyje tai žinojo. Korėjos alpinistų federacija tai žinojo. Parkas, kuris buvo išstudijavęs kiekvieną svarbiausią pietinės sienos bandymą, tai žinojo geriau už visus. Iš tikrųjų, prieš išvykdamas jis pasakė taip: man vis labiau tikėtina, kad mirsiu. Kiekvieną dieną gyvenu su dėkinga širdimi. Tačiau alpinistas, kuris nusėda vietoje, nėra alpinistas. Jei tigras praranda savo laukinumą, ar jis vis dar tigras? Aš gimiau su tyrinėtojo sėkme, todėl manau, kad tyrinėsiu ir lipsiu į kalnus iki pat mirties. Dabar Parkas nebuvo linkęs į savižudybę, jis neplanavo pasitraukti nuo gyvenimo kalne. Jugdžius buvo 47 metų vyras, turintis žmoną ir paauglį sūnų namuose Seule. Iš tiesų, jis taip pat kalbėjo interviu apie tai, kad reikia mažinti savo veiklą, rūpintis jaunesniais alpinistais ir sutelkti dėmesį į savo atsakomybę kaip viešam asmeniui bei fondo vadovui. Tiesiog dar vienas didelis nuotykis, pagalvojo jis. Tada jis pagaliau galėtų išeiti į pensiją ir mėgautis gyvenimu, kurį susikūrė. Tačiau nors visuomenė girdėjo kalbas apie išėjimą į pensiją, žmonės, kurie iš tikrųjų pažinojo Parką, nė akimirkai tuo nepatikėjo. Parkas norėjo būti šalia savo šeimos, taip. Bet juk neperki bilieto į pavojingiausią neišbandytą maršrutą Himalajuose ir tikrai nenaudoji tokios kopimo strategijos, kokią planavo naudoti Parkas. Tačiau apie tai pakalbėsime vėliau. Parkas šio istorinio maršruto nebandė įveikti vienas. Palapinėse kartu su juo glaudėsi 2 vyrai, kurių pasirinkimai ir ištikimybė susijęs jų likimus taip, kaip niekas negalėjo įsivaizduoti. Šie 2 vyrai, buvę kartu su Parku, nebuvo pasirinkti atsitiktinai. Tai buvo tie patys 2 vyrai, kurie 2009 metais kartu su Parku buvo jo virvėje Evereste ir 2010 metais bandė šį maršrutą kartu su juo. Kangas Kysukas buvo 33 metų, kilęs iš Andongo, šiaurės Kjongsango provincijos, vyriausias iš 2 sūnų ir 1 dukters.
Jis įstojo į Andongo nacionalinį universitetą, 1997 metais prisijungė prie alpinistų klubo ir pradėjo reguliariai treniruotis, kopdamas į Bukhansaną, granitinį kalną, kuris stūkso virš Seulo, o vėliau pradėjo kopti į Himalajus. Iki 2004 metų jis vadovavo studentų ekspedicijoms į Denalį ir tyrinėjo vakarų Kinijos kalnų regionus. Baigęs mechanikos inžinerijos studijas 2006 metais, jis prisijungė prie Godwin Korea Alpine Challenge komandos ir visiškai atsidavė kopimui. Tais pačiais metais per pirmąjį bandymą įkopti į pietinį Liocės šlaitą jį kliudė nuošliaužos akmuo ir privertė grįžti į bazinę stovyklą. Jis ilsėjosi 2 savaites, bandė dar kartą ir pasiekė paskutinę stovyklą prieš viršūnę, tačiau dėl blogų sąlygų buvo priverstas apsisukti. 2008 metais jo pirmasis bandymas įkopti į Everestą baigėsi nušalimu virš 4-osios stovyklos. Jis taip pat atsisakė to bandymo pasiekti viršūnę, sugrįžo kitais metais ir užkopė į viršūnę Parko Korėjos maršrutu. Tarp Korėjos alpinistų jis buvo žinomas kaip žmogus, kuris mažai kalbėjo, bet labai sunkiai kopė. Kangas buvo tame žygyje, kai žmogaus dydžio akmuo smogė jam taip stipriai, kad nutraukė kelio sausgyslę. Jį teko sraigtasparniu nugabenti į Katmandu, o tada parskraidinti atgal į Korėją operacijai. Ir dabar, praėjus mažiau nei 12 mėnesių, jis vėl stovėjo prie tos pačios sienos papėdės. Nežinau kaip jums, bet jei uola būtų nutraukusi mano kelio sausgyslę ir mane būtų tekę evakuoti sraigtasparniu nuo kalno, aš tikrai ieškočiau visiškai kito hobio. Bet Kangas sugrįžo per 12 mėnesių. Šalia Kango buvo Šinas Dongas Minas, jo nuolatinis laipiojimo partneris nuo 2008 metų. Laipiojimo pasaulyje Šinas yra tarsi vaiduoklis. Jis nebuvo garsus, nedavė įspūdingų interviu ir beveik nepaliko pėdsakų laipiojimo spaudoje. Tačiau alpinizme tave vertina pagal virvę, prie kurios prisiriši. Šinas buvo pats patikimiausias Parko partneris. Jis dalyvavo pirmame Parko korėjietiško maršruto Evereste šturme 2009 metų gegužę ir 2010 metų bandyme įkopti į Anapurną. Jis buvo tylus, itin kompetentingas profesionalas, kuris tiesiog atlikdavo žiaurų, bauginantį darbą mirties zonoje, nes Parkas jo to paprašė. Tai buvo itin gerai suderinta kovose užgrūdinta komanda. Visi 3 vyrai kartu įkopė į Everestą 2009 metais, pasirinkę žiauriai sudėtingą naują maršrutą. Jie žinojo, kaip kiekvienas iš jų elgėsi esant didžiuliam spaudimui ir sėdėdami bazinėje stovykloje buvo pasiryžę pasiekti viršūnę bet kokią kainą. Norėdami suprasti, kodėl jie taip ryžtingai ėmėsi tokios neįsivaizduojamos rizikos, turite suprasti įtemptą, spaudimo kupiną Pietų Korėjos alpinizmo kultūrą. Pietų Korėja įsitraukė į Himalajų alpinizmą vėlai, visą kartą atsilikdama nuo europiečių. Tačiau paskatinti didžiulių prekės ženklų korporatyvinės paramos ir milžiniško nacionalinio pasididžiavimo, jie tapo tikrais 8000 metrų viršukalnių greičio kolekcionieriais. Alpinistai buvo laikomi nacionaliniais didvyriais, jų pasiekimai buvo transliuojami per pagrindines žinių laidas, kas, manau, yra gerai. Kasgi nemėgsta šiek tiek nacionalinio pasididžiavimo? Tačiau spaudimas iš rėmėjų buvo milžiniškas. Jei nelipdavai į sunkiausius, pavojingiausius kalnus, negalėdavai gauti finansavimo. O be finansavimo iš esmės turi atsisveikinti su alpinizmu. Tai tarp alpinistų sukūrė principą pasiekti viršūnę arba mirti. Sistema apdovanojo už ekstremalią riziką šlove, o atsargius konservatyvius alpinistus nubaudė nežinomybę. Ir tai pareikalavo didelės kainos. Tarp 1990 ir 2011 metų Himalajuose žuvo daugiau nei 60 Pietų Korėjos alpinistų. Dabar aš nesakau, kad Parkas buvo tos sistemos auka. Jis buvo per daug protingas, per daug patyręs ir per daug gerai save pažinojo, kad taptų tokios sistemos auka. Tačiau jis taip pat buvo tos sistemos produktas. Jis kopė nešdamasi savo draugų šešėlius, o Anapurna buvo kita riba, kurią reikėjo įveikti. Prieš išvykdamas į Anapurną 2011 metais, jis Korėjos spaudai pasakė: "Aš negrįšiu namo taip, kaip praeitą kartą. Aš pasieksiu viršūnę, nesvarbu, kiek tai užtruks." Tokia buvo to žmogaus, kuris 2011 metais atvyko į bazinę stovyklą mąstyseną. Jis kažkiek žinojo tai, ką žino kiekvienas Eagles gerbėjas. Yra vietų, kurių niekada iš tikrųjų negali palikti. Šiam bandymui Parko komanda nenaudojo tradicinės alpinistinės taktikos, kuri tuo metu buvo būdinga Korėjos ekspedicijoms. Jie kopė Alpių stiliumi.
Jei nesate alpinistas, šis skirtumas gali atrodyti techninis, tačiau jis visiškai pakeičia rizikos vertinimą. Leiskite greitai paaiškinti. Tradiciniu ekspedicijos stiliumi didelė komanda kelias savaitės tvirtina virves kalne, aprūpina stovyklas maistu ir deguonimi, tarsi stato laikiną konstrukciją iki pat viršūnės. Kai viršūnės komanda pradeda savo šturmą, jau būna įrengtos saugos virvės, stovyklos, į kurias galima pasitraukti, ir palaikymo alpinistai žemiau. Alpinistinis stilius viso to atsisako. 2 ar 3 žmonės viską nešasi ant savo pečių ir iš bazinės stovyklos į viršūnę eina vienu kartu, be jokios infrastruktūros ir be atsitraukimo galimybės. Jei oras pasikeičia 21 000 pėdų aukštyje, nėra jokios stovyklos, kurioje galėtum pasislėpti. Jei kas nors susižeidžia virš apatinio ledo lauko, už jų nėra jokios pagalbos komandos, kuri būtų už valandos kelio. Klaidai vietos beveik nėra. Idėja ta, kad maža, greita komanda praleidžia mažiau laiko būdama veikiama objektyvių pavojų, tokių kaip aktyvios akmenų grūties zonos ir lavinų takai. Greitis čia yra saugumo garantas. Iš esmės, tu statoji savo gyvybę, kad gali įkopti į 3000 metrų vertikalios uolos greičiau, nei kalnas gali numesti akmenį tau ant galvos. Šis sprendimas vėliau juos persekios, bet apie tai pakalbėsime vėliau. Parkas turėjo dar vieną priežastį šiam pasirinkimui – be gryno greičio. Jis norėjo parodyti savo poziciją. Iki 2011 metų parkas aktyviai stengiasi pakeisti Korėjos alpinizmo reputaciją. Nuo vėliavėlių smeigimo ir viršūnių rinkimo mašinos prie šalies, kuri kuria naujus maršrutus su mažomis komandomis ir be jokių lengvatų. Tai ką tarptautinė bendruomenė būtų priversta vertinti rimtai? 2009 metų Everesto Korėjos maršrutas pradėjo šį pokalbį. Annapurna turėjo jį užbaigti. Spalio 17 dieną 3 vyrai paliko bazinę stovyklą ir iš pradžių viskas vyko tiksliai pagal planą. Pietinė siena buvo palanki, jie judėjo greitai ir lengvai kopė vis aukščiau ir aukščiau į stačią pietinės sienos piltuvą. Dieną su pusė jie veržėsi aukštyn į tuštumą, kopdami neįtikėtinai greitai. Spalio 18-osios popietę jie buvo pasiekę maždaug 21 000 pėdų aukštį, jau giliai techninėje maršruto dalyje, praėję apatinės atkarpas ir patekę į kuluarų sistemą, kuri driekėsi tarp 2 didžiųjų sienos stulpų. Tai ta atkarpa, kuri 1992 metais sustabdė Pierą. Maždaug čia Štekas buvo praradęs sąmonę ir nukritęs. Ir būtent ten viskas pakrypo bloga linkme. Žiūrėkite, yra dar vienas dalykas, kurio nepaminėjau apie Anapurnos pietinę sieną. Oras. Himalajai turi 2 kopimo sezonus. Pavasaris. Prieš atvykstant vasaros musonui, kuris paskandina kalnus sniege ir smarkiose audrose. Ir ruduo. Po musono pasitraukimo, kai dangus trumpam stabilizuojasi prieš prasidedant žiemai. Spalis yra vėlyvas po musono sezono laikotarpis. Viskas vyksta taip. Vasaros musonas jau būna užklojęs didžiulius sniego sluoksnius, o iki vėlyvo spalio vėjai būna nušlavę paviršių arba stipriai suspaudę sniegą, todėl smarkiai sumažėja didžiulė sniego lavinos tikimybė. Dar svarbiau, kad vėlyvo rudens stiprus šaltis sukausto birius akmenis savo vietose. Ir veikia kaip laikini klijai, sustabdantys nuolatinį mirtiną akmenų griūtį, kurią garsėja pietinė siena. Tai yra priežastis, kodėl parkas pasirinko šį laikotarpį. Iš tikrųjų, visi rimti alpinistinio stiliaus bandymai į pietinę sieną vyko spalį. Vienintelė problema ta, kad šis laikotarpis yra tik vidurkis, o ne garantija. O Anapurna yra tokioje vietoje, kuri daro ją vienu iš jautriausių orams kalnų visoje Himalajų grandinėje. Spalio pabaigoje tarpas tarp giedro dangaus ir katastrofiškos audros yra labai siauras. Audros gali užklupti kalną visiškai be įspėjimo. Ši komanda rizikavo savo gyvybėmis, tikėdamasi, kad spalio oras išsilaikys pakankamai ilgai, kad jie galėtų greitai įkopti į sieną ir grįžti atgal. Tačiau šis kalnas turėjo kitų planų. Kol parkas ir kiti alpinistai buvo 21 000 pėdų aukštyje, giliau verždamiesi į viršutinę kuluaro sistemą, audra netikėtai užklupo Anapurnos dangų. Vėjas sustiprėjo viršutinėje kalno dalyje ir tada vis tiek pradėjo vykti tai, ko jie būtent ir norėjo išvengti, kopdami taip vėlai sezone. Virš jų esanti siena pradėjo byrėti akmenimis.
Ir kadangi jie buvo giliai tame sudėtingame ruože, kur nebuvo kur pasislėpti, viskas, ką audra atplėšė, pradėjo kristi tiesiai ant jų. Ir prisiminkite, jie pasirinko alpinistinio stiliaus kopimą. Nebuvo jokios antrosios stovyklos, kurioje būtų galima pasislėpti. Nebuvo jokių saugos virvių, prie kurių būtų galima prisisekti greitam nusileidimui. Jie buvo įstrigę mirties zonoje, pūgoje, beveik vertikalioje sienoje, kuri virš jų nuolat byrėjo. Parkas ir kiti pradėjo desperatišką kovą už savo gyvybės. Galiu tik įsivaizduoti absoliučią baimę, kurią tuo metu patyrė 3 vyrai, bandydami leisti žemyn svetimų kraštovaizdžių, stačiomis uolomis ir bedugniais plyšiais, kai iš viršaus juos nuolat atakavo kalnas. Tačiau Parkas buvo patyręs ir blogesnių dalykų. Dar 1991-aisiais per savo pirmąjį bandymą įkopti į Everestą, Parkas nukrito 149 metrų nuo pietvakarinio šlaito. Jis trenkėsi į kalną, ritosi toliau ir kažkaip sustojo. Jis atsistojo ir nuėjo. Jis sugrįžo po 2 metų ir pasiekė viršūnę. 2007 metais jis stebėjo, kaip 2 artimiausi jo kopimo partneriai žuvo Evereste, bet jis nepasidavė. Tai buvo žmogus, kurį kalnai bandė visą jo suaugusio gyvenimą ir jis visada rasdavo išeitį. Jei kas nors turėjo patirties, instinktų ir valios įveikti beviltišką nusileidimą tokiomis sąlygomis, tai buvo Park Jong-sulas. Ir komanda tai žinojo. Parkas buvo tikras žmogus, kuris tiesiog atsisakė pasiduoti. Kiekvieną kartą, kai kalnas bandė jį palaužti, jis vėl atsistodavo. Jis manė, kad šį kartą bus būtent taip. Maždaug spalio 18-osios popietę, apie 4 valandą, Parkas paspaudė raciją ir susisiekė su bazinė stovykla. Pagal visų liudijimus, jo balsas buvo ramus. Jis pranešė, kad oras pasikeitė, nuo šlaito jų link kritosi didelis akmenų griūtis ir jie leidžiasi žemyn. Tada jis sustojo ir paklausė, kaip mums tai pereiti. Nikas bazinėje stovykloje nežinojo, į ką jis žiūri ar su kuo kalbasi. Iš ten, kur jie buvo, jie negalėjo matyti šlaito. Jie nežinojo, ar jis klausė apie akmenų griūties koridorių, ledo atkarpą ar plyšį, kuris atsivėrė maršrute žemiau jų. Jie girdėjo Parką Jongą Soką, vyrą, kuris 30 metų sprendė būtent tokias problemas, žiūrintį į kažką leidžiantis žemyn ir visiškai nežinantį, ką daryti. Tai buvo paskutinis dalykas, kurį jis pasakė. Tada! Tyla. Bazės stovykla iš karto atsiliepė. Atsakymų nėra. Jie vėl paskambino. Nieko. Jie vis skambino vakare, naktį ir kitą rytą. Vis tiek nieko. Kai alpinistas nutilsta bet kuriame Himalajų kalne, įprasta reakcija yra viltis. Tačiau kai alpinistas nutilsta Napurnoje, tikiesi blogiausio. Kitą rytą 2 bazinės stovyklos komandos nariai jau buvo užkopę prie sienos papėdės, nuo kurios išėjo Parkas, Kangas ir Šinas. Ir tai, ką jie rado, jų akyse galutinai nulėmė tų vyrų likimą. Vieta, kurioje buvo įrengta jų pažengusi stovykla, buvo visiškai nušluota lavinos. Iš esmės, jie žinojo, kad šie 3 vyrai greičiausiai jau buvo mirę. Korėjos alpinistų federacija turėjo sraigtasparnį, kuris buvo samdomas Katmandu. Jis pakilo į orą spalio 20 dieną. Iš viršaus paieškos komanda pamatė, kas atrodė kaip viena iš komandos virvių. Per artimiausias 8 dienas jungtinė 5 korėjiečių alpinistų ir 14 šerpų komanda kruopščiai ieškojo pietinės sienos papėdės ir plyšių jos papėdėje. Jie susitelkė į tą konkrečią vietą, kurią pastebėjo iš oro, tikėdamiesi, kad virvė nuves juos pas alpinistus. Ir iš pradžių jie buvo sutrikę. Prie sienos papėdės nebuvo jokių kūnų ir ant ledyno nebuvo išmėtytos jokios įrangos. Atrodė, lyg alpinistai būtų tiesiog pradingę kartu su savo įranga. Kas po velnių čia vyko? Trumpas nukrypimas. Kiekvieną mėnesį yra istorija, kuri niekada nepatenka į YouTube. Jį ten, jei norite. Patreon, nuoroda žemiau. Taigi, kur mes sustojome? Vienintelis jų turėtas pėdsakas buvo virvė, kurią anksčiau pastebėjo sraigtasparnis. Tačiau kai jie ją pasiekė, tai, ką rado, niekam nesuteikė ramybės. Virvė, kurios jie ieškojo, buvo iš dalies palaidota po 4 metrais gilaus sniego. Dar blogiau, ji buvo nutrūkusi. O nutrūkusi virvė kalnuose – liūdna istorija.
Sky virvė randama taip švariai nukirsta, tai reiškia vieną iš dviejų dalykų. Arba nuo viršaus atplyšo uolos gabalas, kuris su tokia jėga perkirto pintą nailoną, o tokio smūgio neišgyvena ne vienas žmogus. Arba perėjo lavina su tokia jėga, kad virvė tiesiog nutrūko nuo viso judančio svorio ir greičio vienu metu. Tai reiškia, kad kas ten bekrito nuo tos uolos, ne tik parbloškė šiuos vyrus nuo kojų, tai nesuteikė jiems galimybę sureaguoti, sustabdyti slydimą, įsmeigti ledkirtį ir išsilaikyti. Tai smogė tokia jėga, kuri viską užbaigė akimirksniu ir visiškai. Ir tai paaiškina, kodėl paieška daugiau nieko nerado. Nes tokia jėga reiškia, kad jie nenusileido kažkur netoliese. Jie buvo nunešti giliai į pietinio šlaito plyšius ir įtrūkimus, tikriausiai įstumti į tokias vietas, kurių 10 dienų paieška su 14 šerpų ir sraigtasparnių negali pasiekti. Alpinistai tikrai buvo mirę ir paieškos komanda tai žinojo. Taigi, spalio 28-ąją, praėjus 10 dienų po to, kai parkas uždavė tą klausimą per radiją, Korėjos alpinistų federacija nutraukė paiešką. Net jei stebuklingai jie būtų išgyvenę po kritimo, jų kuprinėse buvo tik 4 dienoms maisto. 10 dienų mirties zonoje be pastogės, atsargų ar pritvirtintų virvių yra tiesiog neišgyvenama. Parkas kartu su Kangu, Kisoku ir Shindong Minu buvo oficialiai paskelbti mirusiais. Jam buvo 47 metai. 2011 m. lapkričio 3 dieną Korėjos alpinistų federacija surengė bendras alpinistų laidotuves Seulo nacionalinio universiteto ligoninės laidotuvių salėje. Tai buvo pirmas kartas, kai federacija surengė bendras laidotuves ekspedicijai. Daugiau nei 4000 gedėtojų praėjo pro salę. Parko žmona ir jo paauglys sūnus Songminas buvo salės priekyje. Per ceremoniją ekrane buvo rodomi paties parko žodžiai. Alpinistai turi eiti į kalnus, tyrinėtojai turi eiti tyrinėti. Miestai nėra vieta alpinistams. Aš turiu tyrinėtojo likimą. Mano likimas yra tyrinėti iki pat mirties. Ir jis taip ir padarė. Parkas Džongas Sokas sąmoningai pasirinko kopti Anapurnos pietinę sieną, visiškai suvokdamas, ką tai gali jam kainuoti. Tačiau Evereste žmonės, kurie miršta, ne visada turi tokią galimybę pasirinkti. Šerpai siunčiami į mirties zoną komercinės mašinos, kuri kalno didžiausius alpinistus laiko visiškai išnaudojamais. Ir tai mus atveda prie kitos mūsų istorijos.